Ir visiems labas, dabar čia Šažlas ir labai taip senokai buvau filmavęs apie Minecraftą. Vat kas pamena, kas žiūrėjo apie Minecraftą, pirmas sezonas, pirmas video, tai aš jau nebekėliau, todėl kad buvo problema tame, kad man neužsifilmavo vienas dalykas ir negalėjau kelti video. Tai labai liūdna buvo. Bet dabar viskas pradėsime iš naujo. Ir norėčiau pasakyti, pas mus jau 5 ar kiek ten jau subscriberių, bet jau 5 subscriberiai. Tai prašau, damušam iki, gal pabandom iki 7 subscriberių. Pabandom. Nu, dabar mes jau pradedam išgyventi. Aš labai seniai buvau žaidęs Minecraftą. Nu, aišku, netikra, nes čia netikras. Bet labai taip daug reikia ir pirkti Minecraftą tikrą. Nu, filmuojant ką papuoju. Taip. Daugiau medžių nusikirsim, kad po to galėtume nieko, kad po to nereikėtų kirsti visokius ten medžius, nors dar reikės, šiaip reikės. Nu dabar crafting table darysiu, jau ką medžius, taip, vieną. Aš nežinau, kaip ten reikia. Tiek va. Iš kur aš čia atsiradau iš vis? Pelkė. Nemalonu pelkė atsirasti. Tai man ir vis reikalingas ir... Nu. Kažkoksai tai daiktas, žodžiu, pamiršau. Taip, kur dabar, aš norėčiau šitus paimti, nes gal reikės, kai pastatysiu naują namus tenais, kai reikės popieriaus, tai gal tenais reikės, taip paimsiu. O dabar jau matom, jau pirmą, sveiki. Nu gal ne iš pirmo karto, bet irgi gerai. Arba baltos, arba dar 2 reikia. O kas ten yra? Taip. O kas tenais yra? Vėžliukai! Nu gal čia nais ir laivas, apverstas laivas. Tai labai gerai, kad tenais yra apverstas laivas, nes taip seniai aš mačiau apverstą laivą. Tai gal ir apleistam laive, gal ir gyvensim. Kasgi žino. Užlipk. Užlipk. Davai. Nu. Reikės laužyti. Ką padarysim. Bet labai įdomu, ką čia gal... Čia pasitiečiamas kažkoks tai. Čia ar dabar... Ką? Palaukit, čia turi būti kažkas. Negali tai būti. Negali būti taip, kad nieko nėra. Aš labai žinau, kad tenais tikrai turi kažkas būti. Bet čia nais. Nieko. O bet kaip? Taigi čia visada būdavo ant laivo, kai kažkokiais tai... Kas ten yra?
Delfinai. Sveiki. Kažkai neduoda tokios efekto, kokį aš norėčiau. Bet tikrai, tai turėtų būti kažkoks tai. Kodėl? Labai gaila, kad taip yra. Taip, nu kažkiek tas medžio susirinkom. Ir galim čia gyvent gal. Gal čia, gal kitur. Nežinau, pažiūrėsim, kur ten galim gyventi. Ten kaip ir vanduo yra. Ir nesakykit, kad čia tik tais... Kodėl man taip nesiseka? Nu, reikės gyventi čia. Jau kad nežiūrėkit ant to, kad aš turiu rusišką lentelę. Nu, aš taip moku rusų, bet ne visai taip daug. Kažką tais taip moku. Maisto jau daug turim, medžių irgi daug turim. Dabar paimsim žemės kažkiek tais. Nu, ir jau pradėsim statyti namą. Nu, aš čia biškai jau nefilmuodamas jau anglies biški atkasiau, bet supratau, kad dabar naktis ir ne variantas dabar neįknuot. Tai minus vaipas. Reikia įsmėvot. Bet kadangi aš lovas neturiu, reikia padaryti vieną kaliuką ir padėti kažkur tas. Va, atiek, vat prakasiu. Aš nepastebėjau va šito. Va šitas labai reikalingas. Bet šiaip būtų gerai geležies. Bet kadangi geležies nėra, tai gal čia ir dabar galim apsigyventi kažkiek tais. Galim čionais ir maistą dėti, nes aš labai valgyti noriu. Ir dar noriu čiastą padaryti. Taip, taip padedam. Ir sukraunam visus nereikalingus dalykus, maistus. O jau kitą video pradėsim statyti namą. Taip, dedam. O reikia ir šito gauti kažkaip. Va šitą gal pasimsiu ir šitą. Oi, kaip man dabar čia pasisekė. Taip, keletą valgyti labai noriu, tai kartu imsiu. Va ir pavalgiau. Va tai labai gerai. Tikram gyvenime galima viską dėti. Šiaip. Nu, gal jau baiginėsim video. Nu kągi, nu jau filmuoti gal jau kitą video nufilmuosiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Ąžuolas ir prieš atsisveikinimą prašau subscribe mane ir like padėk, jeigu tau negaila. Ir visiems ate.